Kauno apskrities vyriausias komisariatas šiandien organizavo Atvirų durų dieną. Atvirų durų dienoje policijos pareigūnai pristatė savo veiklą, supažindino lankytojus su turima technika, policijos automobiliais, specialiosiomis priemonėmis, taip pat parodė, kaip dirba kinologų šuniukai, kaip ieško daiktų, kaip sulaiko pažeidėją. Visiems norim padėkoti, kad dalyvavote ir lauksime jūsų kitais metais. Ačiū. Sėdėt. Matot, šuniukai dirba sinchroniškai. Šiandien Atvirų durų dienoje pristatėme policijos tarnybinius automobilius, pristatėme greičio matavimo prietaisus, alkoholio matavimo prietaisus, taip pat stebuklas. Pastebėtinas tikrai nemenkas susidomėjimas kelių policijos veikla, labiausiai galbūt atėjus motociklų sezonui, tai tarnybinis motociklas buvo apžiūrimas, taip pat neviešas automobilis turimas.